Esu dabar Egipte, čia visi 36 laipsniai šilumos ir kaip matote, esu baisiai daug apsirengęs, tai ilgi marškiniai, ilgos kelnės, kedai ir netgi storos kojinės, nes šiandien mes keliaujam į dykumas. Pavažiuosim šiek tiek su taksi, tada keliausim per dykumą ir užlipsim į kažkokį aukščiausią tiesiog kalną ir mes varom tiesiog į random vietą, neturistinę ir tiesiog norim išbandyti tikrą egiptietišką dykumą. Ten mūsų laukia skorpionai, gyvatės, galbūt mes jų nesutiksim, bet ten tikrai tokios yra, tai tiesiog pasiruošiam maksimaliai, baigiam dėtis daiktus ir keliaujam į dykumą. Mums suspėti autobusą, kuris važiuoja prie jūros, bet be šansų jau suspėti nesim. Norėjom sutaupyti nemokamai nuvažiuoti. Matas drožė ten iš priekio. Visi žmonės žiūri, nes mes, biškai keistai apsirengę. Toks keistas stiliukas. Žodžiu, išeinam iš viešbučio teritorijos. Tai biškai National Geography jums parodysiu. Pas mus va tiek visokių įdomių paukštelių čia. Tokie balti, ilgom kojom. Pabandysiu. Jie biškai baikštas, bet pabandysiu prizuminti. Tai vat tokių turim augintinų netgi savo viešbutį. Yra ir daugiau kitokių paukštelių, bet dabar matomai dabar išskridę. Bandysim dabar pasigauti kažkokį taksiuką, nes autobusą mes ten nespėjom niekaip. Tai bandysim pasigauti kažkokį taksiuką, busiuką ir važiuoti iki dykumų. Pavyko labai greit pasigauti autobusiuką, tai dabar važiuojam iki kalnų. Pasidarėm elektrolitų su vandeniu, nes šiandien žiauriai karšta, tai tiesiog, kad išgyventumėm geriam. Pavyko pavažiuoti čia iki tų dykumų, kalnų. Pradėsim žygį plius minus va nuo tokios vat vietos. Kol kas taip atrodo daug šiukšlių. Tokia biški betvarta, kažkoks nenaudojamas kelias. Kol kas bandom eiti tuo nenaudojamu keliu ir kažkur ten į tuos slėnius, į tuos kalnus. Čia matosi pirmi pėdsakai kažkokio gyvūno, bet gal čia tik tas kokio kačiuko, šuniuko. Labai tikiuosi, kad sutiksim gyvačių ir skorpionų. Būtų biški kontento. Prasideda šiek tiek biški gamtos žalumos. Labai daug kažkokių gyvūnų išmato, bet gyvūnų kol kas nesimato. Pirmi kažkokie sudžiūvę radiniai. Medis. Čia kažkiek krūmeliai, tokiom žiauriom adatom. Galvojau, aš būsiu pirmas, kuris pamato gyvūną, bet Matas pirmas pamatė. Pabandom jam įpilt vandens biškį. Be elektrolitų gal. Oho, kaip pradėjo varyti. Nebespėsi. Užpildom jo biškį. Suprato, kad mes jam norim padėti. Visiškai tuščia viduris. Oho. Nelabai galiu pasakyti, kas čia, bet jie lengvi rutuliukai tuščia viduriai. Tuščia viduriai. Sėklas viduriai. Visiškai išžiūrės vaikas. Kiek sėklų, Kur? O, žiogas. Skraidantis žiogas. Opa. Kaip drugelis. Va, kalbant. Bet čia ten urvelį kažkokį. Aha. Nu va čia jau gali kažkas ir gyventi. Priėjom kažkokią įdomią dykumą. Bet labai kieta toks, smulkus akmenukai. Matosi daug tokių uolų. Ten biški horizonte jūro matosi. Vau, koks medis. Priėjom pirmą didesnį medį, kur yra pavėsis. Tai šiaip gyvūnai mėgsta slėptis pavėsyje. Bet žinai, kas čia yra vis dėlto? Kokie šūdai dideli. Čia kupranugarių ir yra. Jo, tai kupranugariai greičiausiai labai pavargsta per tas dykumas ir jiem čia duoda pavėsukę pailsėti.
Nu ką, pirmas kojos prasidarimas, dabar nežiūrėsiu, bet kai grįšiu namo pažiūrėsiu. Kažkas tokio, tik čia sudžiūvęs. Žodžiu, užlipu ant tokio spiglio, sulindo tiesiai į padą ir įsidūriau. Tikėkimės niekom nesusirksim po šitą. Dar vienas rutuliukas, visiškai sudžiūvęs. Atrodo, biškai apsiverkęs, susipykom, o jeigu iš tikrųjų tai sulašinau akių lašus į akis, nes taip karšta, kad mano lęšiai tiesiog išdžiūvo. Tu nafi kaip sulindo. Duok pasirenk, ištraukti. Nu, palauk. Palauk, kad nesidurčiau. Jo. Blemba. Iš čia bandysiu. Eik. Čia kažkas laužo kūrenasi. Jaučiu. Galimai čia kažkas buvo atvarę pačilint. Matosi labai daug kurvelių. Bet jokių gyvačių, jokių skorpionų. Matas labai pavojingai prie kažkokio urvelio. Oi, man labai patinka gražiai fotografuoti. Bet čia greičiausiai kažkokie gyvūnai ir gyvena. Uolienos, smėlis. Aš manau, labai pavojingai čia sugalvojai padaryti. Matas sako, pasitreniruojam per sieną užlipti. Čia labai daug urvų, skorpionų. Nu, atsargiai. Nedėčiau rankų ant uolų. Čia rimtai yra skylė. Tai va, sakau. Čia nėra. Eik, tu savo, kokių čia yra. Nu, Matas užlipa teks ir man. Easy peasy. Šitas tvirtas, galės ranką dėti. Ai, čia gerai. Palauk. Ten aukštas tai 3 metrai. Aš nuvalysiu paviršių ir su rankom užsikabinsiu ir nulipsiu. Skamba labai crazy. Ai, va. Čia žemiau. Biškai prasiprašau. Dabar grįž kamerą paimt ir tada mane pafilmuos. Labai nepatinka, pas mane plokšti padai kėda. Čia svarbiausia dabar stipriai įsikipti, tada rankom žemiau biškį įsikipk, atsitūk, va, čia įsikipk. Ne, pasieksi žemę, pasieksi, su kojom pasieksi. Ir nebijok, biškį rankas prasipražysi į akmenį. Čia taip normaliai. Bet nešok, ne, tu nešok, tu pasieksi žemę. Varyk. Nu, gerai. Pirmo lygio misija įvykta, dabar kils lygis. Kaip čia gyvūnų nėra? Turėtų būti. Ką tik praėjom tokio dydžio kamanės kažkokios. Jeigu tokios, žinai, kaimuose būna pradeda persekiot, galvoju ir čia tai bus, bet ne, lyg ir neseka. Galit biškį pasiklausyti, kokia čia tyla. Esam taip gerokai atitolę nuo civilizacijos, nuo kelio, kažkur dykumuose. Kol kas dar nematom potencialios vietos, kur galima būtų lipti. Visur atrodo, tai prieinam ir kalnai belia kaip status. Dabar aš labai laimingas, nes tiesiog eidamas pamačiau kupranugarį.
tokio safario jūs niekur nenusipirksit. Dar net biški sunku patikėti, ar čia iš tikrųjų kupranugaris vienas. Bet kaip? Vienintelė kaina buvo 2 eurai atvažiuoti čia nais. 30 km. Ir dar vaikas. Eik tu savo, senė. Eik tu savo. Negaliu patikėti. Čia turbūt mano toks fainiausias. Nebijo. Čia mano toks vienas fainiausių žygių. Eit per dykumą. Labai akis žūsta. Eit per dykumą. Ir pamatyt kupranugarius. Biškai baisu čia prie tų kupranugarių prieit, nes tas kupranugaris su vaiku. Ir jis gali ginti savo vaiką. Tai vat neįsivaizduoju. Dabar pavyko labai arti prieiti. Pavyko labai arti prieiti. Let's go. Oh. Nu ką, kupranugaris nebijo. Seka mane. Op, op. Ir. Baisu biškį arčiau prieit, nes neaišku, ar bus piktas ar nepiktas. Vaikštom su matuku po dykumą. Belė kur atvarėm su taksiuku. Pažiūrėkit, kupranugaris ir pažiūrėkit, ten šalia stovi dar vienas mažiukas. Patrikas bando vandenį pavaišinti. Išsigando. Bijo. Patrikas bando prisijaukinti kupranugarius ir siūlo savo joje vandens. Matosi, kad supranta, bet bijo. O. Va čia tai pasaulis. Užtemo ekranas. Jeigu raudonai mirksi, okei. Susidūręs akis pirmas. Na ir pats pafilmuot. Šiaip sunku patikėti, kas čia vyksta, bet va, vanduo ir tiesiog. Norim pabandyti tą mažiuką pagirdyti. Aha, biškį. Žiūrėk, tas vaikas geria turbūt. Tik visi pienukas. Jamba, durniai. Nu tai gerai, kupranugaris. Ja, tas mažiukas greičiausiai dar pieno, matosi geria, va tenais mamytė. Tai bet gerai, kad jau atsigeria mama.
štuką, tai biškai per arti dar. Ne, paskui pasims. Galėtų dar būti toks bonusiukas, tai sutikti kažkokią, nu bent jau vieną gyvatę. Tai būtų. Šiaip žinau, kad jos išlenda tik vakarais, tai dėl to labai nesaugu yra miegoti dykumuose. Nieks dėl to ir nemiega dykumuose. Eik tu savo. Čia aš spėjau padaryta toks vandeniui gyvūnam, tik tais čia viskas išdžiūvę. Kitokio paaiškinimo neįsivaizduoju. O, wow. Ir tu sakei, kad pas tą kupranugarį buvo aky. Aky jovo toksai. O jis tiesiog norėjo, įsivaizduokit, ant kiek ištroškęs buvo, kad jis norėjo valapelių. Yeah. Ir jis į akį gavo tokį spyglį. Eina savo. Šiaip kupranugariai tuos visus spyglius valgo, nes pas juos labai kietas gomurys. Ir šiaip jų mėgstamiausias dalykas dykumose yra kaktusai. Tai jie labai mėgsta valgyti kaktusus. Tai greičiausiai jie ir šitus valgo, nes matėsi visas toks veidukas, toks žalsvas, žalias. Tai, nu, čia be spygliuočių, kaip ir nieko daugiau nematau. Tai. Bandysim čia taikyti kalniuką. Matom tokį biškį ne taip baisiai statų kalną. Tai bandom. Nu va, iš karto vaizdas atsiveria. Širdutė daužasi. Numesiu vieną pavaigą. Numesk. Į ką pasitrauk? Gerai. Ačiū Dievui, vėjas buvo į kitą pusę. Bet trapios uolienos turėk paminėti. Tai kaip kabinėsi su rankom, tai patikrink. Nėra apeit. Ai, tai gal ten kažkas? Nu tu nindzė. Bet paskui ten nulipt turėsi, ne? Jo. Nu toksai šuolis. Aš pažiūrėsiu. Oi. Vėjukas kepurę nuputė. Savo kakį. Nu, va, tokį radom spotuko pačilinimui. Vaizdai užburė. Nebaisu. Baik. Ups. Bye. Wow. Nu, matas galvoja lipti tą viršūnę. Čia geras takelis mačiau. Ar aš seksiu pėdom? Greičiausiai. Nes kuo tu esi aukščiau, tuo gražesni vaizdai. Bandykim numest akmenį. Karčbelė kiek dulkių.
Nu jo, dėl to reikia atsargiai, apgalvoti kiekvieną žingsnį. Šiaip turėčiau pasidėti kamerą ir su dviem rankom. Kas filmuos tada? Ilgesnis tas gražiau atrodo. Ne, bet čia visai saugu. Momentas. O, wow. Didesnių neturi? Ne. Ai, vienas yra. Šveisk va čia kažkur. Į kurią pusę? Čia dabar. Čia į apačią? Jo. Tiesiai į tave? Nu gali. Aš čia saugiu atstumu. O permest ar tegul rieda iš karto? Tegul rieda. Ne, suduš. Tai metu iš karto ten. Nu bandyk. Varom toliau. Matas pats geriausias draugas, paprašiau mesti akmenį man ir meta. Čia yra ganėtinai trapu. Nu, įveikiama, bet trapu. Visas gyvenimas trapus, Matai. Čia ir slidu turbūt, ne? Tau norėjau prisilaikyti ir nulūžo. Jo, čia gal su dviem rankomai. Nebandysiu per ten geruoj. Oho. Kaip manai, pavyks pasiekti viršūnę? Matas daro, kad man biškį sunkiau būtų. Ką? Niek. Nu gerai, jeigu jam pavyko, pavyks ir man. Čia pavojinga. Galiu patikėti. Reikėtų pasidėti kamerą iš tikrųjų. Bet bandau. Sakai? Nu jo, gal įsidėsiu kuprinę. Žodžiu, pafilmuosim iš viršaus, kai būsiu, nes čia baisiai statu. Man Matas neseniai priminė vieną dalyką, kad mes neturim jokio interneto. Ir spėjom, kad pagalbos numeris, gal veiktų 911. Mes tiesiog spėliojam. Kitą kartą pasidomėkit. Rekomenduočiau į tokią kelionę tiesiog pasimti interneto kortelę, kuri kainuoja gal $10 daugiausiai. Ir jeigu lipsit į kalnus, tai
pasisamdykit profesionalų gidą. Jo, galite mane iš tikrųjų, nes jau esu nemažai prikaupęs patirties, tai galėčiau tikrai suorganizuoti tokią ekskursiją. Pačilinam, lipam į apačią ir važiuosime viešbutį. Pavyko nusileisti nuo kalniuko, einam dabar iki kelio ir bandysim tranzuoti mašiną, kuri mus turėtų nuvežti iki viešbučio. Tik vieną įsikračiau. Biškai buvo tokių smėliuko prikrenta, tai reikia pasikratyti. Nu, reiktų pasikeisti. Prieš vakarą jau reikėtų. Jeigu eisim, šiandien mesgi turim kaip ir deitą susiplanavę, tik aišku mes be interneto ir jau tikriausiai jau 7, kaip praplanavom 7 susitikti, tai jaučiu vėliau susitiksim. Nu, nėra kaip net pranešt, kad vėluosim, tai kaip jau gausis, taip gausis, žodžiu. O dabar su vaibeliu mes keliaujam iki greitkelio. Matai, gali pasakyti like, share and subscribe? Palauk. Like, share and subscribe! Laukinis! Tai vat, kas dar nepalaikino, tai būtinai palaikinkit šitą video, nes kuo daugiau laikų, tuo daugiau surinksim peržiūrų ir daugiau tokio nesveiko kontento. Ačiū.